Naujausias Taurito viešbutis, Taurito slėnį, nuostabiam viešbutis atsidarė tik vakar. Tai praktiškai mes esam vieni pirmųjų svečių, viešbutis atsidarė po renovacijos. Mes esam nerealiai gražiam Taurito slėnį, iš visų pusių yra juodi kalnai. Didžiulis pliusas yra tai, kad šalia tame slėnyje yra akvaparkas. Jeigu jūs esat su vaikais, tai čia nerealiai fainai, jūs galite eiti. Didelis, fainas, geras akvaparkas. Ir belia kaip gražus paplūdimys. Labai labai gražus, labai geras, tamsus smėliukas, galite išsinuomoti ir gultų. O mūsų viešbutis atrodo taip. Viešbutis turi ir parkingą. Parkingas yra mokamas 20 eurų para mašinai, bet yra tokia gudrybė. Šalia yra, va ten toliau, gatve yra akvaparko parkingas, kur para tik 10 eurų. Viskas, absoliučiai viskas yra naujas. Registratūrai vyrukas sako, kad čia mes prisikėlėm kaip Titanikas. Aš pasakyčiau kaip Feniksas. Fainas aptarnavimas, gražios labai erdvės. Iš visur labai labai gražus vaizdai. Viešbutis neturi paprastos viskas įskaičiuotos sistemos. Čia visi importiniai gėrimai, ką jie turi, yra įskaičiuoti į koncepciją. Va, tik atvykus, prašau, sutinku 1000 mylių komandą. Viskas dar kvepia dažais. Iš tikrųjų gera eiti į tokį gerą, kokybišką, stilingą viešbutį. Pietų metas ir pagrindinio food market, visų princesių viešbučių pagrindiniai restoranai vadinasi food market, pagrindinio restorano lauko zona, jaukus baldai, labai jaukia aplinka, gražūs šviestuvai. Užeisiu į vidų dar. Šalia yra spa. O baseinas su kokiais vaizdais. Gultai be abejo yra geri, tvarkingi, nauji. Vienas baseinas yra šildomas. Aha, šitas yra šaltas kol kas. Šalia zona, kur vyksta vakariniai renginiai. Tikrai labai gražus baldai. Na ir aišku, čia tas vaizdas už milijoną į paplūdimį ir į uolas. Grįžtu atgal prie pagrindinio baseino. Labai gražu, labai. Mums labai sekasi, jeigu Playa de Ingles miestelį ir Maspalomas yra galybė žmonių, tai kad viešbutis atsidarė vakar, tai jis yra dar neužgrūstas, galybė gultų. Dar vienas baseinas. Vau, koksai vaizdas prie uolos. Aha, o šitas baseinas yra šildomas. Ir dar galybė gultų paruošta. Žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai bus pilna žmonių, gultai stovės arčiau vienas kito. Be galo gražus, tikriausiai pati gražiausia teritorija ir vieta, ką jūs galite užsisakyti Gran Canarijai. Ir ką aš matau tolumoj? Priešais ten už uolų baltuoja
Puerto de Mogan miestukas, nerealiai gražus, tipiškas kanarietiškas, lankytina vieta. Tai gyvendami čia jūs esate apdovanoti dar ir tuo, kad jūs galit grožėtis Puerto de Mogan miesteliu. Vandenynas nuostabus. Visur teritorijai va tokie tvarkingi stovai, kur jūs atskiriat kokteilį, galit padėti čia. Dėl to teritorija visada atrodo švari. Dar vienas baras. Kaip gražiai komponuota į uolą. Įprasta yra Kanarijai, Ispanijai, kad gėrimai yra, vynai yra savitarna, sangrija, baltas raudonas, rozė vynas, gaivieji gėrimai, alus, kavos aparatas veikiantis visą dieną. Van restoraną, aš ką tik praėjau Van restorano lauko zoną. Ir šitas restoranas, jeigu jūs apsistojat 4 naktis, tai yra a la carte, jūs užsakot iš meniu. Jeigu jūs apsistojate 4 naktis, tai vat vieną kartą jūs galite nemokamai pasinaudoti šituo restoranu, būtinai pasinaudokite. Jauku, gražu. Dar tik Van restorano lauko zona, su vaizdais į uolas, su vaizdais į baseinus. Gražus, stilingi žmonės, dar šiek tiek lauko zonas. Iš tikrųjų, teritorija nėra didelė, bet tokia ledas tikrai. Kokoloko. Baseinų bariukas. Viskas labai protinga, išdėstyta labai. Sí, ya están hechos. Nuo baseinų žemyn, tokių va tuneliukų, laiptai irgi viskas šviežia ir taip fotogeniška. Tualetai ir šalia pagrindinė restorano lauko zona. Na, augalai daro daug, visur, kur yra žalia, ten gražu. Pagrindinis restoranas, vidus. Ir čia taip pat visiškai gėrimų savitarna. Maistas princesių viešbučiuose yra labai labai geras, tai pamatysite. Didžiulė tikrai vidaus zona. Veganų kampelis. Atrodo labai gražiai ir labai skaniai. Matau, kad ir video atrodo gražiai. Picos makaronai. Viskas, matote, ruošiama šviežiai. Bulvės yra neatsiejamas nuo Gran Canarijos virtuvės. Galybė padažų. Ir va, prašau, kalmarai pietums. Pakankamas. Šviežias, tikrai gražiai, ką tik supjaustytos daržovės. Iš vaisių melionai, apelsinai, slyvos, papajos, kiviai, bananai irgi sočiai, kriaušės ir taip toliau nevardinu. Netgi pietums sūrių pasirinkimas. Viskas gražiai labai patiekta ir tikrai garantuoju, maistas skanus. Be abejo, blyneliai netgi pietums ir ledai. Taurito princės kambariai, 5 aukšte mūsų korpusas, žiūrėkit šalia kokia uola ir čia numeriai, kurie yra aukštesni negu 5, kitas korpusas. O mūsų numeris
Viskas šviežia, kaip ir sakiau, tik vakar atsidarė. Erdvus vonios kambarys. Džiovintuvas iš kosmetikos, tai yra rankų muilas. Visų princesių yra, kosmetika nėra gausi. Tai reikėtų turėti savo, bet dušo želė šampūnas yra. Graži vonia. Seifas. Minibaras, tai šaldytuviukas tuščias. Kambaryje yra arbatinukas. Ir mūsų kambarys labai jaukus. Tikrai labai jaukus, labai fainas. Švelni patalynė. Ekstra lova, išsiskleidžiantis fotelis. Terasa ir eiktų savo koks vaizdas. Ir labai gerai matosi visas viešbutis, visa viešbučio teritorija. Tikrai labai vertas dėmesio viešbutis. Labai gražus, labai jaukus ir čia priešais akis visas Taurito slėnis.